Gal gali pasidalinti grįžtamuoju ryšiu, vis tiek klientai, čia nėra tas daiktas, kurį parduodi ir pamiršti, taip, čia ne batonas. Dažnai būna klientas ir paskambina, ir dar paklausia kažko, ir kaimynui reikia, rekomenduoja, nerekomenduoja. Kokią tu esi susidaręs nuomonę apie Zenderį iš to grįžtamojo ryšio? Būtent 5 metus pardavinėdamas Zenderį aš pastebėjau tą dalyką, kad iš tikrųjų labai mažai klientų grįžta su kažkokiom tai problemom, kad kažkas sugedo, kažkas neveikia. Tikrai ne iš vieno kliento esu girdėjęs, kad, sako, iš pradžių pirkau įrenginį, sako, bijojau tos kainos, kas bus, kodėl toks brangus. Bet sako, kai pradėjau naudoti, porą metų, sako, praėjo, aš tikrai nesigailiu.